Sveiki, mano vardas Margarita. Prieš 7 metus įkūriau menų studiją Artoteka, kur mes organizuojam daugiau kaip 30 kūrybinių užsiėmimų vaikams ir suaugusiems. Lietuvos senų žmonių globos slaugos įstaigose gyvenimo sąlygos labai skiriasi ir kontrastas labai didelis. Tačiau vienas dalykas yra visur vienodas. Seneliai visur jaučiasi vieniši ir apleisti artimųjų ir dauguma sakosi atsidūrę čia ne savo noru. Prakalbinti negali sustoti dalintis prisiminimais, kaip buvo gerai ir guodžiasi, kad jų niekas nemyli, artimieji užmiršo ir nebelanko. Dėmesį vykti aryja, įsikimba į parankę ir nenori paleisti. Akivaizdu, kad jiems trūksta ne tik veiklos, bet ir elementaraus bendravimo, dėmesio ir palaikymo. Kūrybiniai užsiėmimai jiems ne tik puikiai atpalaiduojanti terapija, skatinanti psichomotorikos veiklą, palaikanti mąstymą ir protinį darbingumą, bet ir įdomus laisvalaikio praleidimo būdas. Todėl labai prašau, paremkite šią iniciatyvą, nes su jūsų pagalba galėsime suorganizuoti dar daugiau kūrybinių užsiėmimų ir vesti juos ne tik tai Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Ačiū.